Sveiki visi, šiandieną aš jums parodysiu, kaip pasidaryti Minecraft 1.7. Tai jums visų pirma reikia Minecraft 1.6 arba belė kokį kitokį, tik kad būtų 1.6.1 arba 1.6.4 arba 1.6.2. Tai tiesiog įsijungiate tai. Loading. Tai spaudžiate New Profile, tada spaudžiate Enable Experimental DLL Version Snapshots. Enable ir tada pasirinkate, kad norite šitų. Save, play. Laukite. Ir aš jums parodysiu, kad čia yra ne koks 1.6.4. Tai dabar reikia palaukti. Tai ir matote, nesninga žemoj. Aš kaip prikona. Šitą nežinojau. Aš pats dar tik instaliavau prieš 5 minutės šitą žaidimą. Tai jeigu nenorite šito krešo, dabar žiūrėkite ir mokinkitės. Biškį nesąmoningai būtų. Tai vieną žodžią. Taps. Tai šito. Šitas turi ant pačio blogiausia būti. Tas. Ultimate. Noris. Raitins pasilikit. Ir viską čia išjungti. Tada fancy. Ir viską išjungėt. Nu, nenorit turėt. Nu, tai, viską. Dabar turėtų būti, nebebūti taip bjauriai. Tai va, grįžau į mapą. Tai va, dabar žiūrėkite, čia ir ne 1.6.4, ne 1.6.2. Matote, yra stiklai. Wow. Pirmais jau nemačiau. Stiklai visokie, va. Black stained glass pane. Tas nežinau kaip gaminti reikia. Yra vat gėlės. Sunflower, pat žinot kas yra. Va, čia visokių galvių yra. Tada. Kai kaktus, biškai kitai. Yra dar visokių gėlių. Pavyzdžiui, šitas jau būdavo, bet šito nebūdavo. Tai čia skaitosi aptamsintas langas. Ir matote, kai dedate, kaip jis atrodo gražiai. Dabar bus smagiau žaisti ir serveriuose, ir single player. Todėl tiek bus šitam epizodui. Tai sakau sudie, subscribinkit, prenumeruokit ir nepamirškit laikinti. Bye bye.